Labas rytas, labas rytas. Atsikėlė mes jau, nu jau 8 valandas. Normaliai smegojom. Matėjo tik vartas labai. Kodėl tu naktį vartaisi? Kodėl tu naktį vartaisi, kam sako? Agoš, ką duoti? Gerai megojai? Tikrai? Traktorių. Sapnavai traktorių? Sapnavo žaislus savo. Nežinau dar plano mūsų, toj vat pagalvosiu. Norėjom prasitęs dar kempingą, bet nedirba dar. Taip. Čia baseinas yra. Važiuojamės, ką nors dar paturistausim. Paskui grįšim čia netoli. Nes uždaryta, tai ką aš galiu padaryti? Nieko. Važiuojam dabar tokią salą. Aplinkui čia jūra. Ir ten jūra. Neleido mums važiuoti, va policija stovi. O taip norėjau nuvažiuoti ant smėlio. Kažin, kodėl neleidžia. Gal kitą kartą įdrys? Rytoj? Nu gal rytoj dar užsuksim čia. Greitai. Čia kempingas va yra labai didelis. Prie pat. Bet labai vėjuota būna prie pat jūros kempinguose. Nu va, čia viskas uždaryta. Net žmonėm neleidžia vaikščioti. Važinėjo vat kažkokios tai mašinos, gal treniruotės vyksta. Kareiviai stovi kažkokie. Nu gaila. Kopos visur. Važiavam, žiūrim, kažkoks bokštas stovi apžvalgos. Tai greit užsuksim. Užlipsim greit. Žodžiu, ten reikia mokėti už tą bokštą. Ir 13 eurų noriu už vieną bilietą į bokštą. 13 eurų. Lietuvoje nemokame visi bokštai, ne? Kiek žinau. O čia neįs aukštas, neįs ką, bet 13 eurų. Tai žodžiu, neapsimoka čia eiti. Geriau pavalgysim už tą kainą. Va, vietoj bokšto, kiek pasiėmiau valgyti. Krevetko valgysim mažyčio. Vištienas, dešrelių matėjo. Ir atsigert. Varom dabar, bandysim tą kempingą dar užsakyti. Jeigu prims, tai prims, bus labai gerai. Na ką, liekam dar čia. Vienai nakčiai. Viskas gerai, viską leido. Vietos yra, vat, tuščia. Eisim maudytis turbūt. Dabar pietus, jau to gal reikia užkasti. Ne, Matėjau. Pasiruošę čia eit maudytis, bet nieks nedirba. Kodėl nedirba? Keista. Sutikom tokią moteriškę, tai sakė, 3 tik bus atidaryta. Nuo 3 iki pusės 5. Šiandien trumpai labai, nesąmonė. Nu, bet nors tiek, kad dirbs. Tipo dirbs, pažiūrėsim. Einam pailsėt dabar, ką veikti. Karšta lauke. Antras raundas, bando vėl eiti. Į baseinėlį. Visai karšta šiandien dieną. Bet vėjas yra tai. Ir to jau turėtų atvėsti.
Nu, einam, bandysim. Įleis mus ar neįleis? Va, jau matėjo duodėsi. Taip? O ten didelis baseinas jau buvo. Čia? Šoksi? Šok. Okej? Liuks? Okay. Viskas, mes pasimaudė jau. Varome kempingą. Šiandien saulė kepina, tai oi. Bet jau čia pirma ir paskutinė tokia diena karšta čia. Atsargiai mašina, matė, tik čia. Visai gerai čia, vat, skaičiuotų į kainą. Šitas baseinas. 2 baseinai, ten yra vienas didelis gilus ir kitas vaikiškas. Vanduo šiltas, geras. Labai gerai čia. Šiandien poilsio tokia diena. Rytoj reikės jau kažkur toliau važiuoti, kitą vietą. Šiandien jau tikrai tiek, kiek parodžiau tiek. Ane? Eina miegot. Matė nemiegoja visą dieną, šiandien davęs. Taip? Varom miegot. Ate, iki rytojaus. Hello. Kodėl Maja vaisi? Jo, mes atsikėlėm. Visai nešaltas rytas toksai. Bus lietaus, nebus, nežinau. Nu viskas, šiandien užteks čia mums būt. Reikia susiruošti, užkast ir judėti toliau šiaurę, į Danijos šiaurę. O, tvarkomės, jau beveik baigiam. Mašina biškį pasikrausia čia šalia yra. Ir tuoj vadėsimės ir varom. 2 dienas čia buvom. Užteks. Geras oras, nors šiandien pranešė vėl karšta, bet iš ryto tai gerai. Vėjukas šiek tiek. Susidėjom miegmaišius. Palapinė ten džiūna biškį, nes kiekvieną rytą šlapia. Čia mūsų daiktai, staliukas mažas, šiukšlės, džiūna rankšluosčiai. Ten kaimynai, dėdulė toks, su senoviška palapinė gyvena. O, čia vyšnios, kas čia? O, čia šitas juodas. Uogas, reikia paragauti. Ar šitas nevalgomas? Radom gervuogį čia. Duosim Mateo paragauti. Paragauk. Čia uoga. Sibu, skanu, ne? Ką čia spjauviai? Kaulis. Kaulas yra? Ui. Paliekam savo kempingėlį. Palapinės nevinioju, nes visada būna šlapia tokia. Tai sunku ten suvinioti, žodžiu. Varom kažkur. Šiandien dar kartą atvažiavom čia,
Ir kelias atidarytas. Važiuojam ant smėlio. Kur vakar buvo uždaryta, tai šiandien atidaryta. Išbandysim, koks tas važiavimas ant smėlio. Irgi neleidžia. Tik biškį leidžia. Ir viskas. Čia net lėktuvai skraido, vat vienas. Kyla dabar. Geras, čia net lėktuvai išlaiko tas smėlis. Labai daug žmonių susirinko. Nu jo, vaizdelis tai pirmą kartą matau, kad ant smėlio lėktuvai paplūdimy leistas. Čia tas pats treniruojasi pirmyn atgal. Matė žaidžia dar, prisirinko čia mašinų pilna. Lėktuvai skraido. Nu vienas lėktuvas skraido. Pirmyn atgal leidžiasi, kyla. Pašaudo dar kažkas ten toliau. Nori eiti? Susitvarkomas. Yes. Įkišom biškį pasikraut. Mes eisim į miestą. Gali būt, kad lietaus ateina. Gausim pirmą lietaus. O koks čia miestas, pamiršau? Koks čia miestas? Ribė. Va, parašyta ten. Miestelis Ribė. Daniškas miestelis. Taip matėjo? Iš raudonų plytų. Gatvė. Katedra čia va. Iš senų plytų raudonų. Kaip ir visas miestas šitas. Restoran? Nori restoran? Aš noriu picą. Pica? Sakai, nori žuvies? Vištos? Ar pica? Aš noriu picą. Tau pilas kodės? Nu. Nu? Tai kur einam, kurią vietą? Pirmą kartą restoraną užsukom šiai kelioniai. Matė, maivosi negražiai. Tokia vietelė. Matėjo tradiciškai savo bolonės. O aš paragausiu fish and chips, kadangi Skandinavijoje esam tai. Bon appétit. Gerai. Skanu. Valgom ekstremaliai per lietų lauke. Užkandom, prikandom, privalgėm. Lietus liovėsi, biškį dar krapina. Tik atšalo labai. Tai greitai mes čia pralėksim.
nes neapsirengėm tinkamai. Mateo basas. Skanu. Žiūrėk, kaip bėga vanduo. Čia ugnis. Guld. Guld reiškia auksas. Turbūt. Waterproof striukai pridėta visokių. Drabužiai. Padėk. Čia didelis. Nein, ich glaube, es wird nicht. Du hast jetzt schon 2 Euro für 3 Euro gekauft. Ėmė. Matai, sukasi. Čia muziejus šalia yra. Iš ko jis čia padarytas? Kaip metalas atrodo. Einam, mašina jau. Okay? Užteks. Mažas šitas miestelis. Gražus stilius toks senovinis. Kaip jis vadinasi, net nežinau, skandinavų. Atvarėm į kempingiuką. Eisim prašyt vietos. Eisim, atėjo su manim. Eime. Davė mum vietelę. Super. Nu, bet čia brangiai kainavo 100 eurų šitas. Kaip Prancūzijai kokioj. Bet dabar čia dar šlapia, tai nestatysiu palapinės, o einam mes maudytis. Einam maudytis? Atsidaro? O. Taip. Kur mūsų vieta? Tuoj Mateo šoks. Tokie basenėliai. Vanduo, kažin šaltas, jaučiu šaltas. Nu jo, bus vėsus. Čia. Čia valiu. Šalta? Iš karto čiuoši? Visi taškai.
Ouch! 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 Oh my Kempingėlis mūsų toks. Didelė teritorija. Čia va dušai, kriauklės. Einam dabar pažaist, kažkur paieškoti. Važiuosim su traukiniu kažkokio tai. Baigiam pasivažinėti. Va čia gal nori? Ar čia galima lipti? Nieko nėra, karšta čia. Čia galima važinėti su šitais. Vietos tai daug čia. Visur žaisti. Tiesiai saulė šviečia. Bet jau nebe karšta taip. Valgom, su prisipirkom, buvom parduotuviai. Nulėkėm greit, vakarienės nusipirkom. Kiaušų nusipirkom dar. Dar nevalgėm kiaušų. Ir vakarosim, ne? Šitą pirkom. Skanu šitas. Jo, šiandien buvo ir šalta, ir karšta, ir šalta, ir karšta, visokia diena. Ir taip, ir taip, ir taip, ir sušalam, ir paskui deginamės prie baseino. Dabar saulė išlenda, dar karšta, bet kai saulės nebėra, tai jau gera. Tokia ta Danija, ne? Šiandien gavom pirmo lietaus. Šiokia tokia. Nu kaip restorane prasidėjom, tai tiek ir gavom. Kiek turi dar? 6? Sys yra 6. Jo, atėjo vakaras jau. Ir mes nieko nebenuveikėm. Pavalgėm ledų ir žaidėm. Taip? Žaidėm visą vakarą. Matė, leidau užsidukt. Nes rytoj teks biškį pavažiuoti, čia mačiau. Važiuosim į Stresbjergą, kaip ten vadinasi. Toj pažiūrim. Rytoj važiuosim palei jūrą. Palei jūrą Stenbjergas, va, Stenbjergas. Stenbjergo nacionalinis parkas kažkoks. Ten bandysim rasti kempingą. O čia šitam Esbjerge. Net nebuvo miestą ir nevažiuosim, kažkaip praleisim. Nes reikia irgi laiką biškį pataupyti, nes čia kiekvieną miestelį, jeigu važiuoti, tai čia mėnesį galėtų stojau, 2 mėnesius. Bet mes taip vat pralėksim. Pralėksim pro tą Daniją. 10 dienų. Tai va taip. Ką čia daugiau papasakot, nieko. Eisim maudytis, praustis ir miegoti ruošiamės. Mes anksti einam miegoti 9 valandą.
Ir stengiamės anksti keltis, kokią 7. Tai anksčiausiai užmiegam turbūt ir anksčiausiai atsikeliam iš visų čia kemperistų. Tai va, susitiksim rytoj ryte. Tikiuosi naktis nebus šalta. Ate, Mateo, iki rytojus.